Seimo posėdžių salėje Ukrainos vėliavai, Ukrainos atributikai, kariams ar net ir atskirą salę. Kreipiausi į Seimo vadovybę, pasirodo, nebuvo jokio formalaus teisės akto leidžiančio Seimo plenarinių posėdžių salėje nuolat ir lygiavertiškai kabinti kitų užsienio valstybių vėliavų. Kažkokių oficialių sprendimų tikrai nebuvo, mes bent jau neaptinkam, tiesiog ta vėliava yra šiandieną mūsų posėdžių salėje. Nuolatinis užsienio valstybės vėliavos pakabinimas lygiavertiškai su mūsų trispalve, mano nuomonė, pažeidžia Lietuvos Respublikos konstituciją ir valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymą. Neatskirsite, kokioje valstybėje gyvena. Lietuvos parama Ukrainai, jos nepriklausomybės, teritorijos, vientisumo ir savarankiškumo palaikymas nesudaro teisinių prielaidų pažeisti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus. Nėra nė vienos man žinomos Ukrainą palaikančios valstybės, kuri gerbė ir savo valstybę, ir savo valstybės teisę, ir gerbė savo istoriją, kuri savo parlamento rūmose lygiavertiškai ir nuolat kabintų šalia savo valstybinės vėliavos kitos užsienio, pavyzdžiui, Ukrainos vėliavos. Pagerbti ir paremti kariaujančią šalį yra įvairiausių būdų, tokių, kurie nežemintų mūsų pačių valstybės simbolių ir nepažeistų teisės.